Esu Simo garažo darbininkas. Dirbu prie jo projektinio automobilio, kad jis išvažiuotų kitą sezoną. Sausis, vasaris, ne? Tai kovo 3 dieną turėtų jau išvažiuoti. Čia toks yra planas sudėliotas. Priėjomės prie to, kad tiek pas mane, tiek pas brolį bus kompresorius. Ir sekantis dalykas sekė, kodėl truputėlį užtrukom ilgiau negu planavom, nesgi reunion kompresorius buvo uždėtas. Tai reunion jis buvo tiesiog prisuktas dėl vaizdo, kad jisai yra, kad jūsų dėka jis yra nupirktas. Ir liko dar 70 pakabukų iš 500. Tai kas dar nedalyvaujate konkurse, laimėti Uphill Drift Taxi su šio automobilio, tai nepamirškite, kad bus išrinkti 5 laimingieji, kurie laimės arba lipdukus, mėgstinius, arba, kaip ir minėjau, pravažiavimus su šio automobilio. Ir dalyvavimo sąlygos pakankamai paprastos. 500 dalyvių, 500 pakabukų, kaip ir minėjau, liko 70, todėl griebkite savo pakabuką iš krepšys.com, kol jų dar yra. Turime laiko iki gegužės mėnesio, gegužės mėnesį, pirmą treniruotę ir pirmas Drift Taxi. O be to dar reikia viską paruošti jo pajungimui, atlikti tam tikras modifikacijas ir kad jisai važiuotų ir tarnautų. Kad mums būtų paprasčiau su zipu, mes unifikuojam visus mašinos komponentus. Tai realiai pas mus skirsis tik tais kėbulas, toliau variklis, aušinimas, kuro sistema, drivetrainas, ten pusė šie amortikai, lokas, šakės, viskas bus tas pats. Ir dabar įsivaizduokit, kad mes dviese važiuojame varžybas, turim ten tarkim vieną busą ir mums reikia spare partsų. Nu, tai atsarginių dalių bet kokiu atveju reikia, nes kažkas gali lūžti, kažkas gali atsitikti, kažkur galima atsitrenkti ir visą kitą. Tai tarkim radiatorius, tas pats. Aušinimo žarnos visiškai tokios pačios. Radiatorius, žarnos susijusios su kūlerio aušinimu, viskas tas pats, visiškai viskas tas pats. Nes žarnų lenkimai, sujungimai yra visiškai viskas vienodai. Tai mums bus labai paprasta. Kam reikia prižiūrėti savo vaikus, o kam reikia prižiūrėti savo darbinę mašiną. Čia norėjau sakyti daily, bet čia tiesiog Audi. Net kai turėjau ir vieną automobilį, susidūriau su tą pačią problemą, pamirždavau, kada baigėsi draudimas, kada technikinis. Ir kai visada automobilis skirtingose vietose ir kai reikia kokio nors dokumento, nevelnio jo nerandi, o jau popieriniai formatai išėjo iš mados. Visa jūsų automobilio informacija viename appse, paprasta ir patogi prisijungimo sistema, rodo visus jūsų turimus automobilius ir jau radau pačią pirmą problemą, technikinis galioja Audi tik 36 dienas, draudimas negalioja. Ir realiai Audi draudimas tik baigė galioti būtent vakar, o aš to nepastebėjau ir va tokie vat niuansai, lygiai taip pat ir su vairuotojo pažymėjimu, baigėsi galiojimas, tu nežinai, Car1 visą tai išsprendžia. Lygiai taip pat čia galite sekti aptarnavimus, kas yra labai svarbu, nes būna automobilyje po serviso pamiršta užlipdyti lipduką, kada buvo keisti tepalai. Ir va dabar sužinok. Ten pat galite patogiai susimokėti už parkavimą arba mano atveju nusipirkti tą patį draudimą, išsirinkę geriausią pasiūlymą iš siūlomų draudimo įmonių. Ateityje appse planuojami papildomi atnaujinimai, jau matau pilti kūrą ir pasirodus mano vairuotojo pažymėjimas galioja dar 5 metus. Nu, svarbiausia turėti. O įvykus eismo įvykių galėsite ten pat ir užsipildyti eismo įvykio deklaraciją, nes sakykit, ką norit, jūs lapo mašinai dažniausiai neturit. Nu, bent jau aš, ne pirmą avariją, tai visus sunaudojau tiesiog. O dabar siųskite šitą appsą nemokamai iš nuorodos aprašyme ir tiesiog priminimus apie visus savo automobilius į savo telefoną. Kas žiauriai patogu. Tiesiog paimti, nukopijuoti ir atsargai turėti tą patį. Tuo pačiu bus nupirktas dar vienas atsarginis variklis, yra nupirktas jau atsarginis kompresorius. Nu, mes suprantam, kad tai yra atmosferinis variklis, kuris jau yra 20 metų važiuojantis, jam gali atsitikti kažkas. Tai pas mumis už nugaros kampe visada bus paruoštas setas, kur išimam sugedusi, įdedam veikiant. Dar vienas komponentas, kuris keisis, kadangi dabartinio kompresoriaus su benzino, kaip sakyti, su benzininiu kuru galia yra 500 arklių ir 700 Newtonų jo į alkūninį veleną, tai ta sankaba, kuri buvo naudota atmosferiniam varikliui, jinai maksimaliai, ką gali laikyti, tai 750 Newtonų, tai tas 50 Newtonų atsarga yra jinai laiko, bet labai ant klaustuko. Tai kadangi perėjus ant etanolio mes planuojam netoli 600 arklių ir bus 800 plus Newtonų, tai reikės atnaujinti ir sankabą. Tai sankaba užsakyta, jos dvi automatiškai tokios pačios, vienodos. Turėtų prieiti kitą savaitę ir ją irgi sumėsim. Tuoj kažkas sakys, 600 arklių čia yra neprojus, vėl šūdą malsit. Užteks, gerai, užteks. Tipo, auksim kartu su automobilis, kad nebūtų taip, kad atvažiavę į trasą mes su jais kovosim, o ne su jais važiuosim. Tai šičia yra daugiau nei 600 arklių potencialo, taip kad jūs būkit ramus. Net nekeliant slėgį, čia dar galiu vien tik iš sklendės pakeitimo į didesnį diametrą netoli 30 arklių gal. Tai čia yra daug. Galbūt nelabai daug, bet tipo, čia dar yra kur pafleksinti. Iš 12 rašysių žmonių 2 sakė, kad bus labai gerai ir 10 sakė, kad nusišneki, čia nieks neveiks ir šūdas bus. Tai viskas veikia labai gerai. Truputėlį
trūksta arklių, tai kaip mes tą išspręsim problemą, tai tiesiog pakeisim kurą. Iki tol buvo suprogramuotas ir buvo naudotas benzinas 98, šiuo atveju tiesiog perėsim ant E85 etanolio. Ir viskas. Kadangi pas mus yra atmosferinis variklis, jo didelis spaudimo laipsnis ir ten yra dar potencialo ištraukti labai nemažą kiekį galios, tai E85 mums tą padės, plus degimo kameros temperatūros sumažės, žodžiu, daug pliusų. Bet tuo pačiu yra daug minusų. Vienas iš jų didžiausias, mums reikia updėtinti kuro sistemą. Tai vienas iš dalykų updėtinasi purkštukai, toliau seka toks gamyklinis, galbūt ne brokas, bet nenumatytas dalykas tokiam kurui, kad reikia lūpint vadinamą reilą. Per visus purkštukus vienodas slėgis susidarytų ir srautas kuro. Toliau mūsų seka kuro bake, reikia galingesnio siurblio. Pakol kas planas yra naudoti standartinį baką. Pas mane tai labai gerai pasiteisino. Čia pas mane yra visiškai standartinė pirmuko sistema su visom žarnelėm, su viskom. Netgi pajungimas, kuris atsiveda šlangiautę iki kapoto, buvo palikta standartinė, tai viskas veikia idealiai. Tai šiuo atveju, kadangi perinam prie 85 E85 etanolio, tai jo reikia kažkur iki pusantro karto daugiau. Tai automatiškai mums reikia truputėlį galingesnės kuro sistemos. Tai fuel railų sutvarkėm, toliau lieka žarnelės didesnio diametro, galingesnis siurblys ir kaip ir viskas. Dabar šiuo momentu statusas yra tas, kad viskas yra primatuota, aušinimo sistema jau buvo padaryta, jinai buvo išardyta, uždėtas kompresorius. Čia galbūt dar keli komponentai nėra prisukti, nes dar reilas keliaus lauk, kad privirinti papildomą fittingą. Toliau kaip ir viskas, finišo tiesiojoje, aš manau, 2 savaitės ir automobilis jau važiuos testuotis. Testai reikalingi, kad sezono metu nekiltų problemų. Padarom, parodom, važiuojam. Tai šį sezoną pirmas išvažiuos Simonas. Jo tikslas bus jau nebetestuoti tai, kas yra po varikliu, nes tai yra manim ištestuota, o jisai testuos automobilį, jo važiuoklę, parametrus, žais su jais ir paskui tą visą informaciją, kurią jisai sugeneruos, pasidalins su manim ir mes jį panaudosim. Pirmuką kaip aš rinkau, aš atėjau pas brolį, sakau, aš dėsiu tą patį variklį, duok man viską, kas pas tave veikia, aš nukopijuosiu. Tai lygiai čia tas pats įvyko. Tai tada aš susirinkau kopiją Simo automobilio. Šiemet iš Engine Bay'aus pas Simą kopijuojamas mano automobilis. Pakito lokas, tai pas mane jau irgi keliauja tas pats. Ir mes dar norim pažaisti, gauti, kaip sakyt, pamatyti, ką gali ta važiuoklė, pakeitaliot parametrus, pažaisti, ką jie duoda ir visą tai tiesiog nukopijuosim. Todėl vienas dirba, kitas pasiema informaciją, tada apsikeičiam, vienas dirba, kitas pasiema informaciją ir pritaikom. Alekso pasakojimas baigėsi, tai visos inžinierinės detalės, kurias turėjo paminėjo Aleksas. Iš savo pusės galiu prijungti, kad visa esmė, kad šitas automobilis pagaliau keliaus į pro lygą ir kaip Aleksas minėjo, mes turim 600 arklio ir apie 800 Newtonų ten sankaba keisis. Mes turėsim rimtų reikalų. Tikiuosi pagrindinis klausimas, kurį mes ir išsprendėm, kad taptumėm pro lygos atstovais. Tai buvo padangos. Tai kas lankėtės Drift Reunion renginyje, tai žinot, kad šiais metais mes bandysim Zestino padangas. Labai pakeitė dizainą, mišinį, bendrą sukibimą jų. Ištestavome skirtingus mišinius treniruotėjai ir mums jie patiko. Todėl šiais metais būtent ant jų ir važiuosim. Apie pačias padangas būtinai papasakosiu jau pirmoje treniruotėje, kai šitas dalykas užsikurs ir apsilankys pas Kamutą. Nes šiuo metu, kaip suprantat, iki treniruočių dar yra porą savaitėlių, kaip ir Aleksas minėjo, tai vis dar yra dalykų, kuriuos reikia dirbti. Kadangi šito automobilio esmė yra su pakeltu kapotu stovėti parodoje, tai visai kitaip jis yra surinkinėjimas, į kai kurias detalės investuoja Aleksas daug daugiau laiko ir tas užima žiauriai daug laiko, nes turėkite omenyje, kad visi šitie skremuliukai, metaliukai gražiai atrodytų, viskas būtų nudažyta, užima labai daug laiko, bet toks sprendimas. Darom gerai. Todėl ir smagu, kad Aleksas man padeda su šitais dalykais, nes tai yra žmogus, kurio galiu pasitikėti visais sprendimais, kuriuos jis priims. Ne pirmas automobilis, kurį renka, ne pirmas variklis, kurį renka ir visą setupą daro taip, lyg darytų savo. O tas yra svarbiausia, kad atiduodi savo automobilį kitam žmogui daryti. Kaip ir minėjo Aleksas, nuo praeitų metų visas bodykitas, viskas surinkta, lipdukas yra, liverija dabar yra gaminama. Tikriausiai Contribui jau papaustinsiu pirmus maketus liverijos, gal be spalvų, bet kad suprastumėt bendrai, kaip atrodys automobilis šiais ateinančiais metais. Nes jau porą maketų susidėliojom. Ir iš tiesų nelabai noriu filmuoti būtent šitų visų garažo reikalų. Tiek metų garaže sėdėjom, norisi pagaliau paimti ir padeginti kokybiškai padangų. Lieka porą savaičių, per porą savaičių tai ir manau padarysim. Ir taip aš laukiu, kai pirmą kartą galėsim šaut burnautą trečių bėgių. Jo, čia neplyta, čia eis trečių.
Šiuo metu sėdžiu garaže ir gaminu dar vieną dalyką, kuris bus iš galo automobilio, apie kurį papasakosiu truputį vėliau, arba nuvažiuosim į garažą ir parodysiu, kaip aš jį gaminsiu. Šiandieną tiek, labai daug investicijų papildomų nuėjo į patį aprengimo kompresorius ir visus darbus, kuriuos Aleksas padarė aplinkui. Tikrai nemažai detalių buvo iš užsienio, labai daug sprendimų reikėjo dar pergalvoti, nes Aleksas, kaip ir minėjo, viskas replikuojama iš jo ir dar datobulinama. Tai manau, Aleksui nebetrukdau, mes metamės į kitą kadrą, į kitus dalykus, kuriuos mums dar reikia apkalbėti. Tai iš sandėlio prigrebėm Max mišinio, vėliau prigrebsim ir UHP mišinio, kuris vadinamas treniruočių mišinys, kurio ilgiau užtenka, bet aišku, jis turi truputį mažiau sukibimo, kas treniruotėm yra idealu. Kodėl išsirinkom Max mišinį? Nes Pro lyga Lietuvoje realiai vyksta Kuršėnuose ir Abhile. Kuršėnuose mes mąstome apie Max mišinį arba Pro mišinį. Pro mišinys tai būtent tas kibiausias mišinys, kurį naudoja pats Benediktas Čirba. Tai kas žiūrėtų LNK žinias, kaip jiems sekėsi Omane, 3 vieta. Žiauriai geras pasirodymas. Praktiškai kiekviename etape važiavo su James Deanu, tai poriniai važiavimai buvo tiesiog kosminiai. Tempo netruko, tai sveikinu Beną su tokiu pasirodymu ir būtent ta padanga jau kelia mums klausimų, nes jinai gali mums tiesiog būti per kibi. Todėl pasiėmėm Max mišinį kol kas, nes yra tokia problema, kad gali būti per kibi padanga. Per daug kibi padanga, tiesins automobilį, galėsi pūsti ten nors 9 barus, tavo automobilis tiesiog nevažiuos, bus žiauriai nestabilus, bus žiauriai sunku praeiti kvalifikaciją, bus žiauriai sunku laimėti etapą. Todėl mūsų tikslas ir visų tikslas drifte išsirinkti tokią padangą, kuri jums leis efektyviai išnaudoti padangą. Būtent pasirinkos pagal jūsų automobilį, sutaupot pinigų ir geriau realizuoti savo drifto potencialą. O mūsų žiūrovams sukalbėjom nuolaidos koduką, įsigykit padangų su 5 procentų nuolaida su kodu Krepždesys. O jau artėja Matsuris, todėl naudokite progą, padangų yra sandėliai. Žodžiu, keliaujame į Vilnių ir į Vilnių keliaujame ne veltui. Pagaliau atėjo ta diena, kai Aleksas gauna, spėkit komentaruose, ką automobilis gavo, bet tikriausiai iš pavadinimo išdavė pačią idėją. Kas stebi šitą kanalą pakankamai ilgai, žinote, kad prieš sezoną be naujų bodykitų niekaip negalima apsieiti. Ir kaip matėte, E90 jau turim naują bodykitį iškeptą, ilgai laukta istorija. Kas dar nesekėt kanalo ir nežinot, tai eikite į kanalą pasižiūrėti. Ilgas bodykito gaminimo procesas privedė prie rezultato, kuris mane tenkina. Rašykite komentaruose, ar jūs tenkina, bet reikia išspręsti vieną problemą. Pagrindinė problema, kad komandoje turim hatchbackiuką E81 modelį pirmuką. Prieš tai buvo Oskaras su kupė modeliu, kuriam bodykitų rasti, nėra labai lengva, bet tikrai daug lengviau. Hatchbackiukas nėra driftui skirtas automobilis. Ką tai reiškia? Kad nėra driftui skirtų bodykitų. Ir prieš jūs būtent mūsų kelionės į Vilnių vaisius ir čia neišimtis, čia nėra drifto bodykitas. Kuo mes skiriasi nuo drifto bodykito? Tai būtent čia turime Iž2RX pirmukui bodykitas skirtas ir jis yra street stiliaus, ką reiškia, kad mes turime principę overfenderius, kurie dedasi ant sparnų. Va čia įsivaizduokit originalų sparną, tai čia ant jo dedasi. Ant jo dedasi. Turim lipą ir ant priekinio buferio užėjimus. Kuriant unikalią automobilio išvaizdą, tenka veltis į tokias nesąmonės, nes nėra paruoštų sprendimų, o jeigu jie yra, mūsų tiesiog būna netenkina. Išskirtinį išvaizdą bandysime išlipdyti būtent iš šito bodžio, bet aišku, kaip matot, nėra priekinio ir galinio buferio, nėra slenkščių ir juos reikės rasti, jeigu neklystu, pirmukui M Sport ir paieška yra aktyvi. Tai jeigu žinot kažką, Instagramas, Simonas Ivanovas, rašykit, nes Aleksas aktyviai ieško tų detalių. Šitas bodykitas turėtų pagaliau priversti pirmuką atrodyti next level. Nes gaila, bet praeitais metais teko pritaikyti nuo kupė modelio, o kupė modelio ten link lempos visai kitokios formos ir, matėsi tam tikri dalykai, kurie mus netenkina, tai norisi šerti su gražiais automobiliais, norisi daužyti subinės gražių automobilių. Šiukšlytę susirinkti ir ją daužyti yra viena tema. Su gražiu automobiliu važiuoti link blokų, va čia jau kitas adrenalino lygis. Ką ant stalo? Visi tavo pinigai, visos tavo investicijos, va ten va adrenalinas. Gaila, bet neturiu dabar galimybę primatuoti prie automobilio, nes prie pačio automobilio yra darbų. Tai yra nutikęs įvykis su pirmuku, kur netyčia kažkas įvažiavo į padangų, į sudėtas padangas ir linko visas ketvirtis. Ir dabar tai reikia išspręsti, nes pas mus yra linkęs ketvirtis. Einam dabar pažiūrėsim, kaip pirmukas laikosi. Pirmuko statusas, variklio klausimai visi išspręsti, ne tai kaip pas mane, bet būtent ir šito automobilio visą setupą kopijuojame. Ant šito automobilio kompresorius suveikia, viskas ok, todėl kopijuojam visą setupą ant E90. Kita problema tai yra išvaizda ir kaip ir minėjau, ją vėl reikia keisti, nes M bodykitas ant naujos važiuoklės, dar apie tai nekalbėjom. Viskas keičiasi, žodžiu, reikia platesnio priekio, reikia platesnio galo, tai naujas bodykitas tai turėtų išspręsti. Ir reikia išspręsti vieną šlykščiausią dalyką, kurį labai ilgai atidėliojom ir toj parodysiu, nes čia yra viena didelė problema su šito automobiliu.
Tai šiuo metu atrodo viskas va tai va, pakankamai negerai ir šitie lenkimai vėl nežino kaip jie dings. Šitose vietose jie kai būna labai sunku iš tikrųjų sutaisyti. O ką jau kalbėti? Durys susidaro, bet esmė, kad visi įlenkimai yra skirtingose plokštumose, jų pilna, pagrindinė kėbulo linija irgi įlenkta. Katastrofiškai pažeistas ketvirtis ir vėl nežino kaip jį sutaisyti. Logiškiausia atrodo visą jį perverint, bet labai nesinori tai daryti, nes driftui skirtas automobilis ir bet kokiu atveju čia tiek daug pinigų išeitų, jeigu to užsiimtumėm, tai bandysim vieną žmogų kibint, kuris užsiema meniniu lyginimu ir gal netyčia kažkiek atstatys visą šitą reikalą, nes maunant body kitą šitą vietą matosi ir norisi kažkaip tai išspręsti. Čia kaip matau tą pagrindinę kėbulo liniją, tai ai. Žodžiu. O čia vat ir buvo būtent tas momentas, kai padangų krūvą įvažiavo automobilis, tai žodžiu, neįvažinėkite į padangų krūvą. Kalbant apie priekinę važiuoklę, čia identiškai kopijuojami reikalai nuo mano automobilio. Ištestavom naują važiuoklę net 20-tuko. Man labai patiko, po suvedimo kardinaliai automobilis kitaip valdosi. Drįsčiau sakyti, kad labai primena mano E36 universalo, o tai reiškia tik vieną dalyką, kad aš jaučiuosi patogiai, saugiai automobilyje, jis nuspėjamas, jis važiuoja taip, kaip aš noriu. Persimetimo metu nėra tos zonos, kur automobilyje nejaustum, į kurią pusę priekiniai ratai žiūri. Čia yra labai svarbus pliusai, kalbant apie varžybas, kalbant apie didelį tempą, kurio reikia būtent pro lygai. Nauja priekinė važiuoklė jau užsakyta, tai jos dabar ir laukiam. Šitam automobiliui kaip ir pasisekė, bet darbų vis tiek yra ir prie jo. Esminis momentas, kad ir šitas body kitas yra nuo kupė modelio. Ką tai vėl reiškia? Kad eilinį kartą vėl mes įsiversime į perdarimus galinių sparnų, kad jie tiktų, nes kupė truputį turi, kaip ir minėjau, galinę dalį kitokią, tai liukelis kitoj vietoj. Kodėlgi ne? Eilinį kartą dadirbinėsim, gaminsim kažką ypatingo. Kitaip tariant, mes niekad neinam lengviausiu keliu ir visą laiką jums tai rodom. Tai žodžiu, stebėsit progresą ir pirmuko. Manau, pirmas dalykas, ką bandysim jį padaryti, tai išlyginsim ketvirtį, tada užsimsim body kitu. Ir lygiai taip pat šiem metam nupirkom naujus ratus, nes pro lyga 18 ratai, nes 265 padanga. Lygiai taip pat kaip ir ane 90-tuko, tie ratai yra išskirtiniai, Lietuvoje jų dar net nemačiau. Tai žiūrėsim, kaip susižiūrės automobilis galutiniam variante, nes jau lygiai taip pat liverijos yra gaminamos, o faktiškai liko 2 mėnesiai iki pirmojo etapo, todėl judinam bulkas. Iki sekančio.